Taip. Taip, šio vaizdo įrašo noriu parodyti, kaip greitai galima pakeisti skaičiuje sveikosios dalies nuo trupmeninės dalies skiriklį. Šiuo atveju mes matome, pavyzdžiui, 0,3, o reikia, kad būtų 0,3, o reikia, kad būtų 0,3. Pradžioje aš įsiterpsiu naują stulpelį ir čia dabar įvesiu formulę. Yra tokia formulė number value'e, kuri konvertuoja teksto skaičių nuo lokalės priklausančių būdų. Tai va šitą pasirenkame, nurodau skaičių, kabliataškis, toliau tarp kabučių nurodau ką. Pas mane taškas skiriklis buvo, kabliataškis ir dabar tarp kabučių įvesiu kablelį. Ir skliaustus uždarom, enter. Štai mes turime jau visus duomenis su kableliais. Toliau, dabar aš pažymėsiu šitus duomenis, čiagi pas mane formulės reikšmė, funkcija panaudota, kitaip tariant. Pažymėsiu šitus duomenis minutėlę, duomenų daug. Štai viskas. Dabar kopijuosim Ctrl C. Aš taupydama vietą, dabar perėsiu į šitą stulpelį, dešinysis ir pasirinksiu įterpti reikšmę. Štai viskas, escape, kad nemirgėtų, jau reikšmės aš turiu, jau man tas pagalbinis stulpelis E nereikalingas, aš jį paprasčiausiai išnaikinsiu. Štai ir viskas, labai greitai vietoj taškų padariau, kad skaičiuose būtų kableliai.